Sveiki, čia Startas, laida apie naujus, inovatyvius ir pažangius verslus. Prieš pusantro mėnesio 5 inovatyvios įmonės pradėjo kovą dėl veržliausio startuolio vardo ir 400 000 eurų investicijų. Kiekvieną savaitę stebėjome, kaip sekasi įmonėms. Na, o šiandien jų vėl laukia mentoriai. Ar į visas pastabas įmonės atsižvelgia? Pasižiūrėkime. Šiandien laidoje žiūrėkite. Noriu turėti dalį jūsų Madrido kompanijoje vienu žvartu. Čia reikia šauti iš karto. Bet koks daiktas yra inžinerinis kūrimas, tai jisai kūrimas atsižvelgiant į blogiausią scenarijų. Mūsų laukia seni geri pažįstami, tas 5 įmonės, kuriam turėjote pastabų. Vienoms turėjote daugiau, kitoms mažiau. Kokie lūkesčiai dabar? Ko tikitės iš to mūsų antrojo susitikimo? Lūkesčiai, kad turbūt gal padarė gerai namų darbus, tos, kuriuos pasakėme komentarus, pastabas, tai pasižiūrėsime, kaip jas sureagavo ir kokius namų darbus atliko. Gerų idėjų. Naujų. Pagrindinė intriga ir išlieka, 400 000 investicijų. Jūs Pasižiūrėsim, ar kas pasiruošęs jas priimti. Ir kitas dalykas, pasižiūrėsim komandos, nes labai įdomu, kaip juda komandos laike. Vienas turi gerą idėją, gerą produktą, bet su tuo pačiu produktu vaikšto kelis metus ir nieko nepadaro. Medžiagų paieškai ir analizai skirtų jutiklių gamintojai iš kompanijos ATO-ID prieš pusantro mėnesio sulaukė pastabų. Pirmoji dėl kokybės kontrolės, antra verslo plano pagrįstumas. Mes iš tikrųjų kokybės valdymo tam tikrus etapus jau turėjome. Tiesiog nebuvome visko sudėję į vieną visumą ir apsirašę to kaip kokybės procesą. Tai po jūsų pastabų mes iš tikrųjų pasidarėme tą tokią aiškiai seka, kas po ko turi vykti. Tai aš galiu pasakyti taip, aš sveikinu, kadangi pradžia yra, su 3 žmonėm tikrai didelių kokybės sistemų nesukursi, bet tą, ką girdžiu iš kolegų, tai postumis geras. Jie geri, jie juda toliau sistemiškai ir dirba savo darbą. Manau, kad mes prašėm, aš prašiau tada irgi, kad pradėtų mąstyti apie kokybės užtikrinimų sistemos kūrimą. Ten žmonių baisiai daug nėra, 3 ar kiek didelių sistemų nesukursi. Ant mentorių stalo gula atsakymas antrajai pastabai – nauji finansiniai planai. Įmonės atstovai sako, kad pirmaisiais metais pagrindiniais klientais bus su šia technologija jau dirbantys mokslininkai, tačiau tuo pat metu bus ieškoma ryšių kitose srityse. Klausime, su kokiam problemomis jie susiduria ir žiūrime, kaip galėtumėm pritaikyti savo sersus. Gal labai svarbu paminėti, kad mes turėjome jau susitikimą su Maisto ir veterinarijos inspekcija, kur pristatėme savo galimybės ir kas paaiškėjo, kad su mūsų produktu yra galimybė atskirti piene antibiotikus nuo valiklių, kas su dabar taikomoms kokybės sistemomis nėra įmanoma. Jie toliau lieka pirmaujantis, jie toliau žengia į priekį. Ne tai, kad jie pasako, kokius darbus padarė, jie papasako, ką padarė, ko mes net neprašėme, jie toliau daro savo darbą. Tas sanitarinė tarnyba, tas pienas, visas tas tikrai įdomu ir neturiu ką pridurti. Nebijokite įsileisti į akcinį kapitalą, jeigu randat gerą investitorių. Parduokit kokį 10-15%, gal čia mes susitarsim. Kiek suprantu, Algimantas labai pozityvinis. Aš pasdieną steigęs, kadangi jau aš manau, kad matau, kaip tikrai greitai ant į priekį, kas man labai patinka. Ačiū, Simonai, ką pradėsiu atsisveikinti. Jau nenorėjau pergerti žmonių, bet jie labai teisingai pasakė, mes norime išsiaiškinti, kokios problemos yra ir tada mes spręsim. Biznis nuo to ir prasideda. Mažųjų palydovų komponentus gaminanti nano avionikos komanda pas mentorius ateina nešini džiugia naujiena. Jiems pavyko parduoti pirmuosius gaminius. Ar tas vaikinų džiaugsmas, turint pirmąjį sandorį, tai yra, gali būti lūžio taškas, kaip versle yra, jeigu, sakykime, įvyko pirmas sandoris? Super, jau sandoris, jau kaip padarytas sandoris nusipardavimas, tada klausimas, aš įsėdam išsinagrinėjom, tikriausiai tą pasidarėte, aš tikiuosi. Be abejo. Kaip pavyko parduoti, kokią kainą, ar teisingą savikaina, ar dar kažkas atėjus iš tos. Pirmoji sėkmė mentorių neužmigdo. Iškart seka klausimas, kas planuojama toliau, kur būtų investuojami pritraukti pinigai. Investicija į komandą, į žmonės, iš tikrųjų. Taip, jeigu labai grubiai tariant, tai yra žmonės. Atlyginimai. Galima sakyti ir taip. Pravalgomi pinigai. Turbūt galima būtų taip pavadinti. Mums dabar yra labai svarbu susikurti. Gerai, susikūrė komandą. Susikūrė komandą, išmokinot viskas. Taip. Atėjo konkurentai, sako, klausykit, Petrai, tu čia išmokęs, aš tau duodu 100 000 eurų, ateik pas mane.
Gali tai būti, be abejo. Tai turbūt jokia kompanija nėra... Motyvacija numatyta tų žmonių, kad jie Motyvacija, be abejo, ilga vizija, platus horizontas. Jie šiek tiek, ta prasme, augime jie pristabdė šiek tiek. Aš nesakau, jie daro savo darbus, bet jie lėčiau auga net tai pirmoji kompanija. Palydovo konstruktoriai į verslo pasaulį nusiteikė žengti atsargiai. Mentoriai mano, kad šioje situacijoje greitis gali būti itin svarbus. Bet koks daiktas yra inžinerinis kūriamas, jisai kūriamas atsižvelgiant į blogiausią scenarijų. Mes turim balansuotai pasverti, turim susiplanuoti, ką mes gausim, iš kur mes gausim ir kažkoks balansas turi būti, nes tuo pačiu mes ir vystom produktą, bet tuo pačiu mums jį reikia ir parduoti. Tai... Investuotojai kartais sako, jūsų idėja neturi to crazy drive'o, kad ta prasme būtų galima investuoti. Pasidarykit vieną dieną svajonių dieną. Pinigų jūs turit begalės, tiesiog jums ateina metų. Žmonių, kokių norit galite pasamdyti, pasidarykit svajonių dieną. Ir iš to kažkas gali būti. Kaip ir pirmą kartą sakėm, taip ir dabar jaučiasi, kad jums reikėtų šalia verslo angelo, kuris jiem galėtų pagelbėti. Ir jiem reikia tikrai ne tik pinigų, jiem reikia to verslo angelo, tai visada galvoja, kokio verslo angelo reikia įmonė. Vienam turi farmacinės patirties, kitas turi inžinierinės patirties. Aš manau, čia jiems reikėtų verslo angelo, kuris eitų su pinigais, bet ir kuris žinotų organizacijos struktūrą ir padėtų kompanijai greitai augti. Jie tada galėtų šauti viršų. Ačiū. Iš pokalbio mentoriams labiausiai įsiminė įmonės atstovų užsakytas tikslas – įdarbinti visus komandos narius pilnu etatu. Sveika būtų pamatytus 12 žmonių, ką jie veikia. Tas noras juos, kaip sakant, jų užimtumą padidinti pilnai darbo dieną vis tiek. Atliktas darbas nėra skaičiavimas pagal pilną darbo dieną ar pagal pusę, o pagal atliktą darbą. Netrukus laidoje. Man įdomu. Man atrodo, kad patiko investitoriai, kadangi labai aiškiai pasakėt, ko jums trūksta. Gal tas kaip kapitalistas, kokia grąža, kokie pinigai, visai kita. Bet pasaulis reikia suvokti, yra žiaurus. Internetu stebimą spyną kuriantys studentai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto susitikime prieš pusantro mėnesio sulaukė daug pastabų. Mentoriai vieningai kartojo, kad reiktų ieškoti daugiau šio produkto pritaikymo būdų. Spynos kūrėjai atviri platesnėms idėjoms, tačiau kol kas koncentruojasi ties vienu produktu. Pradėjo domėtis patentavimo galimybėmis, tarėsi dėl stendų durų prekybos įmonėse. Ar tokių žingsnių užteks mentoriams? Algimantai, pamenu, praeitą kartą ta idėja jūsų nelabai sužavėjo. Jums pasirodė, kad yra per siaura, per daug nišinis produktas, ar ne? Kaip dabar nuomonė pasikeitė? Tai kol kas nieko neišgirdau. Bus šaurumas, viskas, o pinigai, biznis, pirkėjai, kontraktai, pardavimas. Ar būtent vartotojams reikia tos paslaugos, ką verslas savo sako, nes būtent iš durų gamintojų tai susidomėjimas yra. Juda jie į priekį, žiūri su durų gamintojais, juos bando sudominti. Tai progresas yra, bet ar bus lengva jiems konkuruoti? Praėjusią laidą kalbėjome apie rozetės lizdus, kur ten užmiršta žmonės lygintuvą išjungti, čia irgi labai aktualiai ir padirbėti šito klausimą kažkiek tai. Matot, ruošiame mes platformą ir pirmąją funkciją tos platformos, kuri būtų, platforma yra universali ir pirmoji funkcija būtent iki galo išgryninta. Po to galėsit modifikuoti. Taip. Kokie įspūdžiai, perspektyvų turi vaikinai ar ne, jūsų manymų? Labai noriu tiesaus atsakymą. Lėtai dirbu. Bet kaip su perspektyva? Aš manau, kiekviena verslė yra perspektyva. Sakant, jeigu ir parduos patentą, tai jau irgi bus, kaip sakant, rezultatas. Stumėsi į priekį, aš dar vis taip, kaip sakom, pasyviai nusiteikęs jų atžvilgiu. Šiek tiek nuvylė jau taip žmogiška prasme, kad buvo pasiūlymų, kad išplės savo tą ratą, visą kitą. Gal kvaili mūsų pasiūlymai, bet matosi, kad jie net rimtai nesvarstė gal tų dalykų išplėtimo. Jie toliau eina savo tos spinelės. Žiūrėsim toliau. Aš manau, kad nebus šio biznio. Gal jie apsilaužys ragus šiandien iš to vietų. Gaus geros patirties, jis kažką padarys tokio. Daug dievė, linkėjom laimės, kad aš gal klystu. Turim 2 inžinierius, neturim pardavėjų. Tikrai nei vienas iš jų, kiek aš matau, nėra tas tikrasis pardavėjas, kuris galėtų parduoti paslaugą. Ateidamas čia, tu turi 10 minučių.
tu turi taip pasiruošti prezentacijai. Tau akis turi ne tik žibėti, bet tu visas turi būti pasitikėjimo pilnas. Ir ne aš turiu tavai kalbinėti, kad viskas gerai, o tu turi man pasakyti. Mes padarysim. Aš tau palauk, ne, čia nesigauna. Kaip nesigauna? Žiūrėkit, čia pas mus tas. Nu ką jūs kalbate? Nu baigit, durys neužsidaro. Ten dar kažko negaliu paspausti. Viskas išsprendžiama. Mes tą padarysim, sudėliosim. Jau matau, čia yra. Mano sparnų komanda po pirmojo susitikimo su mentoriais ilgai Lietuvoje neužsibuvo. Gavę profesoriaus Vlado Algirdo Bumelio patarimą savo verslą pavadinti išmaniuoju turizmu, kurti paslaugų iškeliavo į Ispaniją. Iš ten ir bendrauja su Vilniuje esančiais mentoriais. Kągi, sveiki gyvi, Vilnius siunčia linkėjimus Madridui, Olia. Olia, Madridas Vilniuje. Puiku, mes matėmės prieš 1,5 mėnesio. Sakykit, prašau, kas pasikeitė per 1,5 mėnesio? Gavom daug pasiūlymų čia vystyti, tema labai įdomi, jie gana labai pozityviai priėmė ir Madride, ir Malagoj. O kokia jūsų idėja labiausiai užkabino? Ar čia iš jūsų kompleksas visas užkabino tą? Užkabino pirmoje eilėje pono Bumelio pasisavintas vardas Smart Tourism. Ar jau užpatentavo? Dar nesuspėjom, bet jau vardą. Tai skubėkit. Vardą Madride, vardą jau užregistravom Smart Tourism ir dabar procese įmonės registravime. Tas savęs fotografavimas su mobiliaisiais, jis labai populiarus ir kai pristatėm galimybę, kad jis keliauna kartu su tavim dronas, iš pirmo įmo priėmė į programą ir 2 vietose praktiškai. Tai jūs pradėsite dirbti Ispanijoje, ne? Jo, nes rinka yra visai kitokio lygio ir jos, kaip čia talpumas. Čia vien Madride 3 milijonai gyventojų, Malago visas pajūris gigantiškas, gražiausių vietų ir merdi bei naujų idėjų. Kaip aš galvoju, kad čia kol kas nieko nebus, kol kas nieko nėra, bet jie sėkmingai važiuoja, gauna finansavimus, prisistato, puikus pardavėjai, pažiūrėkit, negi dabar projektai prisistato kaip. Nesvarbu, kaip ten kas sekasi, bet jiems viskas sėkmingai ir jie tikrai to dėka apžinomi. Tai aš, jeigu teisingai suprantu, jums mūsų laidos ir nereikia, reiškia, jūs investicijų sulauksite Ispanijoje? Ne, mums labai reikia jūsų laidos, nes tas dėmesys ir, sakysim, kaip ir jūsų ir pagalba, ir iš investorių, tas pavadinimas gavosi toks punch frazė, muša čia visus. Čia per gastronomą, taip sakant, gal. Nežinau, tai aš jau noriu turėti dalį jūsų Madrido kompanijoje vien už vardą. Jau man sako ačiū už mano iškeltą idėją apie sumanųjį turizmą. Ir jau kuria kompaniją tokį pavadinimą Ispanijoje. Nespėjau išpatentuoti. Aš sakiau, tai mano dovana. Garsinkit Lietuvą ir garsinkit Lietuvos startupus. Ir kurkit tą ispanišką startupą su lietuvišku kapitalu. Tai jūsų skaičiavimų optimistinių, ar nežinau, ar realistinių, kada jūs jau ketinat teikti paslaugas tenai Ispanijoje? Kada veiklą pradedate tenai? Manyčiau, jeigu viskas eis su registracija tvarkoje, kokių 2-3 savaičių bėgyje, gal net jau pradėsim gauti kontraktus su pinigais. Kokie jūsų įspūdžiai? Ką galim pasakyti? Tai neinvestuotumėte, neinvestuotumėte čia. Kol kas neinvestuočiau. Idėja tai yra tikrai to turizmo, tokio populiarimo. Jie labai teisingai daro, kaip aš kalbėjau prezentavimą, jie labai teisingai, jie eina į viešumą, jie išnaudoja visus kanalus. Jie patys kaip verslininkai gerai. Ar jiems pinigų reikia? Klausimas, ar jiems reikia pinigų? Vėlgi mes galim žiūrėti, yra judėjimo greitis. Praeitą laidą sėdėjo čia, iš profesoriaus gavo vieną patarimą, atėjo visiškai su kita idėja. Gavo išmanus turizmas. Po 1,5 mėnesio sėdi Madride. Kaip sakant, jau turi... Nėra blogai. Nėra blogai, registruoja įmonę. Tai va tas ir yra tas variantas, kai yra vieni būna užsėdė savo gerą idėją, kiti idėja gal tokia prastesnė, bet žinoma... Aš tikrai netikiu tokiu optimizmu, kad jie jau per 2 savaitės ar 3 savaitės gaus užsakymus, bet šiaip tai greitis tikrai geras. Nuo pragulų apsaugančią lovą konstruojantys vaikinai prieš 1,5 mėnesio sulaukė keletas mentorių patarimų. Pirmiausia, susipažinti su konkurentų gaminiais bei susidėlioti tikslesnės finansinės prognozes. Ir patarimą parduoti idėją įmoniai, kuri turi gamyklas ir platinimo tinklą. Ką padarė ir ką nusprendė Vaidas ir Audrius.
Pasiruošėm iki 2017 metų galo, susiplanavom veiklas, kokias norim padaryti, įsidėliojom laikė, pakankamai smulkiai pasiskaičiavom, kiek kokių, kur norim nuvažiuoti, ką norim pamatyti, kiek mums tai kainuos, kiek mes turim parduoti lovų, kad atsipirktų. Tai turime pasiruošę tiesiog pakankamai detaliai ir smulkiai tuos skaičius ir mums patiems tai buvo iš tikrųjų labai naudinga susiplanuoti į priekį ir suvokti, ką mes norim pasidaryti. Nenusivylėt, atradot kažką? Ne, iš tikrųjų susiplanavom viską nuo kelionių, bilietų iki pusryčių, pietų ir visą kitą, iki tokio tikslumo susidėliojom. Tai... Konkurentus įsinagrinėjot? Taip, buvom nuvykę ir į Kauno klinikas, kurios parodė iš esmės savo turimas lovas, jie turi iš esmės panašių lovų, kurios gali paversti žmogų ant šono, tai pamatėmės gyvai, kaip ir tada šnekėjom, ko nebuvo matę. Tai kas nustebino, kad iš tikrųjų slaugytojams tas lovas labai smarkiai palengvina darbą. Jie numatė kelis metus savo tokį kažką tvarkymas, tai aš bijau, kad jie gali įsitempti keletą metų ir likti prie savo to pagaminto modelio. Čia reikėtų greičiau suktis, greičiau tvarkytis. Technologijų gal nepavoks taip greitai, mano nuomonė, bet ir kitas dalykas, ties vieną lovą tiek ilgai sėdėti, gal krėslą reikia dar padaryti, kokį supumą, gal dar kažką tokio. Manau, kad jie suras tuos parametrus, kurių pagalba jie gali konkuruoti su kitais gamintojais. Tas strateginė kryptis nepasikeitė, jūs vis tiek norite turėti fabriką, statyti, ar vis dėlto užpatentavę duoti technologijas, kad kiti pagamintų, arba outsourcą daryti, kad iš kiti pagamintų padarytų? Kol kas artimiausių tų 2 metų planas tai yra toksai, kad mes logą kuriam taip, kad kuo daugiau galėtumėm outsourcą. Tai tikimės, kad mums reikės tik tai komplektuoti, reiškia, ateina detalės iš vienos gamyklos, ateina iš kitos, iš vienur metalas, iš kitur medinės jau išpjauti rėmai, mes sudedam į vieną dėžę ir išsiunčiam. Tai reiškia, mes nenorim statyti gamybos, nenorim tai investuoti, tiesiog minimalus surinkimas. Gerai. Tiesiog mes norim, kad Čia žinokit geras ženklas, jeigu investuotojas pradėjo šypsotis, šiek tiek žmonę pažįsta, tai yra neblogai. Dar vienos investuotojo šypsenos verslininkai sulaukė pristatydami savo verslo planą. Jie sako, kad per 3,5 metų investuotojas padvigubintų į juos įdėtus 150 000 eurų. Gražiai skamba. Ant popieriaus. Jeigu skaičiai neišlubų analizės būdų sudėlioti. Iš esmės, mūsų tokia buvo prognozė, kad mes, kai iš esmės būsim išsivystę, produktas bus išbaigtas, mūsų tikslas parduoti po 1 lovą per dieną. Tai yra pakankamai gyvendinamas uždavinys. Tai šitos prognozės yra paremtos tokia prognozė, kad mes su partneriais ar patys, bet visa kompanija produktas po 1 produktas per dieną. Ir jeigu 3 dienas neparduos, tai 4 4 lovos turi iškariauti. Galima tik arba 5 5. Gerai, kaip jūs, gerbiami mentoriai, matote, regite vaikinus sėkmingus ar ne? Aš noriu su jais dar susitikti ir pažiūrėti, kokią pažangą padarys iki sekančių kartų. Jau gerai, Man įdomu. Man atrodo, kad patiko investitoriai, kadangi labai aiškiai pasakėt, ko jums trūksta, kokių finansų, kam tie finansai reikalingi ir kokie žada duoti grąžą. Sėkmės gerai, smagu, kad ranką nenuleidžiat. Bet kas svarbiausia, šitas jų verslas sprendžia problemas. Taip, tas. Ne šiaip idėja, kad kažkam gal patiks, gal nepatiks, o čia jau iš karto aišku yra kas. Misija labai aišku. O po to prasideda klausimai sekantis. Outsourcas pats. Bet jums, Regimantai, kaip reiškia, jūs kaip investuotojas, jūs sakėt lygtai, kad norėtume dar su jais sustikti, tai reiškia, kad jums visai patiko ta idėja? Daug kas patinka. Bet tai nereiškia, kad pulsiu čia pat investuoti, ar ne? Ne. Aš maniau, kartais gali išmokti kažko iš tikrųjų, netgi jaunų žmonių, kaip jie visosi. Tos jau kompanijos, kurios, arba pavadinkime idėjas, kurios buvo tokios favoritinės, kurios matėme, kaip prisistatinė ir galime steigti, jos buvo pavyzdinės, natūralu, kad jos nuosekliai dirba toliau, klausosi pastabų, daro namų darbus ir tolygiai vysto savo idėją, ieško klientų, ta prasme, vaizdas tikrai yra geras. Tos idėjos, kurios sulaukia gal daugiau kritikos, tie žmonės matėsi daug labai analizavo tiek save, tiek pradėjo išbėgę rinką ieškoti ir potencialių ne tai, kad investuotojų, bet vietų, kur galėtų ištestuoti savo idėją. Man tai tebelieka tas pats
Ramano spektroskopijos kompanijėlė, kuri pakankamai jauna, pakankamai tvarkingai daro, pakankamai turi gerą idėją, pakankamai ieško gerų kelių, kaip tą įdiegti ir kaip tą panaudoti. Favoritas išlieka tas pats. Antroje vietoje kosmonautai, jeigu jie nenusileis iš kosmoso dar labiau, tai šitas. Ir vėl, taip sakom, pasikartot norėčiau, kad aš vis, gal tas kaip kapitalistas, kokia graža, kokie pinigai, visai kitą. Bet pasaulis reikia suvokti, yra žiaurus. Ta prasme, pinigų pilna, bet jie nesumėto. Ir ta prasme, kad jeigu ateis pristatinė savo projektą, tai jie turi pristatinėti tvarkingai, kaip man kaip investuotojai. Nes jeigu kažkas nesugeba pristatyti kompanijos, nesugeba pasakyti, kokią naudą aš gaunu, tai kaip jie pardavinės produktą, kurį pardavinėja. Mentoriai jau turi pirmuosius favoritus. Įdomu, ar jų ir jūsų televizijos žiūrovai nuomonė sutampa? Išsakykite nuomonę balsuodami portale delfi.lt ir pasakykite, kuri jūsų manymų verslo idėja turi perspektyvą. Tik balsuodami nepamirškite, kad jūs matėte tik pirmasis 5 verslo idėjas. Kitos naujos 5 įmonės jau kitą savaitę stos į kovą dėl 400 000 eurų investicijų. Būkite įsijungę, pasimatysim po savaitės. Kitoje laidoje žiūrėkite. Ta programėlė, jinai yra iš tikrųjų žaidimas. Tai yra, dronas gali su dronu kovoti, tarkim šiuo atveju būtų... Eksperimentą atliksim, ar aš įdegsiu ar ne? Dabar gali pasižiūrėti, koks mano veidas. Daug investavom pačios iš santaupų, iš senesnių darbų. Startavom susimetę po 100 litų. Nes šau, akuradžinai, tai va, ne veltui buvom tiesiog ir draugaišiai, nes labai panašiai mąstėm. Laidą pristato Mita, laidos globėja Ūkio ministerija. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.